Tai buvo vakaras ir rytas. Pirmoji diena. Sveiki, draugai. Sveikiname su jumis nuo pirmadienio, kaip visada, tiesioginiam eterį, 7 valandą vakare. Jūs žiūrite, tai buvo vakaras ir rytas. Jūs žiūrite Tikiu TV, mes kalbamės apie tikėjimą be religijos. Šiandien tai yra labai svarbu. Labai yra daug visokių priemaišų, daug visokių paslėptų dalykų, kurie suvilioja, suvedžioja ir jie nėra tikri. Religija ir yra tas momentas, kai jis tikrą Dievo žodį, Dievo grynuolį, Dievo valią uždangsto, kažkaip iškreipia, kažko prisega, prideda, ko Dievas nesako ir nėra tai jo valia. Ir mums yra Tikiu TV tikslas ir yra pažvelgti į tą grynuolį, bendrom jėgom pabandyti rasti tą tikrą Dievo žodį, be žmogaus priemaišų, be velnio apgaulių, be melų, sugebėti atrasti. Ir tai nėra labai didelė užduotis iš tikrųjų. Dievas, ar jūs manote, kad Dievas nori mus kažkaip tai suvedžioti, paklaidinti? Aha, sako, va, čia Marius ir vėl kažkur tai ne tuo keliu eina. Nu, pažiūrėsim, ar jam pavyks, pažiūrėsim. Tai tikriausiai suprantama, kad Dievo meilė ir yra tai, kad jis nori mus laimėti, ištraukti iš to paklydimo, kiek galima greičiau. Ir jo tikslas Dievo nėra mūsų kažkaip tai, nežinau, žiūrėti, kaip mes ten raitomės iš skausmo arba kažkur tai su nosim asfaltą badom. Tai va, ir tai mes apie tai ir kalbėsim. Šiandien savaitės svečio rubrikos nebus. Kam patiko arba kam įdomu, arba jeigu iš jūsų turite kas žinią, pranešimą, norite šviesti, jaučiatės žiburys viešpaties ir mums nėra ką veikti po lovą, tada pastatykime tą žiburį ant stalo. Susiraskite telefono numerį ar parašykite elektroniniu paštu man, susiskambinkim ir pasisvečiokite studijai. Tada būsite savaitės svečias ir mes galėsim pabendrauti su jumis. O šiandien mes pakalbėkime apie tokį dalyką kaip proto atnaujinimas. Paulius sako, atnaujinkime, jums reikia atnaujinti protus, pasikeiskite. Į kažką reikia pasikeisti, kažką reikia atnaujinti. Ir pasikviečiau šiandien pasikalbėti į studiją Martin Daukantas. Religija nuteisia. Dievas išteisina. Tikiu TV. Labas, Martinai. Labas vakaras. Labas, Mariau. Ačiū, Martinai, kad radai šį vakarą laiko. Aš kažkaip tai pagalvoju iš tikrųjų, nuo ko viskas prasidėjo. Kodėl Paulius sako, jums reikia atnaujinti protą, jums reikia kitaip mąstyti, jums reikia kažką pasikeisti. Iš ko pasikeisti. Ir prisiminiau, kažkaip dvasia priminė tą patį pirmą momentą, kur įėjo melas, kur tas momentas atskyrė mus nuo Dievo. Tai yra tas gero ir blogo pažinimo vaisius, kur velnias sugundė mus juo ir kažkaip tai taip jau įvyko, kad mes susigundėm. Ir aš pastebėjau, kad iš tikrųjų iš to gero ir blogo pažinimo, ką jis mums atvėrė, velnias atvėrė mums. Mes patikėjom, Dievas sako, tau nereikia, aš noriu su tavim bendrauti, noriu būti tavo viešpats, noriu būti su tavim, tau aprūpinti tave santykėje, su tavim noriu būti, noriu tau duoti. Šiandien dar tokia faina mintis atėjo, aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, mano vaikas, ar ne, mažas vaikas. Ir aš nenoriu, kad jisai žinotų, kad aš einu į darbą, kad aš dirbu, kad man ten sunku, kaip sunkiai pinigus uždirbti. Aš noriu jam atnešti, duoti, kol jisai yra toks mažas, kad jis būtų laimingas.
Ir kažkaip pamačiau, kad velnias mus apgavo su tuo, sako, jum Dievas ne viską pasakė. Jums ne viską. Lygiai taip pat kaip aš irgi savo vaikui, nesakau savo visokių ten tų peripetijų. Va, ir išdavė tai ir mes tada patys pasidarėm kaip dievai, nes mes patys žinom, kaip ten viską pasidaryti. Va. Galvojam, kad žinai. Galvojam, kad žinom, jo. Ir taip gyvenam ir praradom tą ryšį su juo, tą ryšį dvasioje, tą artumą, jo sumanimą. Dvasioje mirėme. Va. Ir mano asmenis apreiškimas iš tikrųjų šitoje vietoje atėjo, buvo toksai, kad o kas būtų, jeigu aš tobulį grąžinčiau jam? Toks įdomus dalykas. Ar įmanoma iš tikrųjų, va dabar pagalvoju, aš matau tą istoriją, aš nusidėjau, aš atgailauju Dieve, tikrai man nesmagu buvo įlysti į tavo sumanimą ir nepaklusti jam. Bet Dieve, dabar aš tikrai nebenoriu to, aš noriu tau atiduoti ir aš galiu tau jį atiduoti kažkaip tą savo teisumą, gero ir blogo pažinimą, tą vertinimą, teismą visą. Ir aš bandau šiandien visą tai atiduoti. Kaip tai vyksta? Tai vyksta gero ir blogo pažinimas, tai ir yra ta tokia mano galybė, kad aš nusprendžiu, kas yra tai. Ir tai veda visą laiką per konfliktus, per susikirtimus, per tokius teisumus, ypatingai šeimose dažnai būna, kai turi būti tiesa, ką tu čia šneki, tai neteisingai kalbi, kita pusė sako, ne, tai tokia tiesa turi būti, tu neteisingai kalbi. Ir man kažkaip aš pamačiau, kad tas vaisius gero ir blogo pažinimo ir yra ta mūsų samapravidnas, rusiškai, kaip lietuviškai pasakyti, saviteisumas, nežinau, toksai, kaip dievai. Savasis teisumas. Savasis teisumas. Va, ir koks džiaugsmas, čia mums tiesiog kalbų žiūrovai, kad pamastytume, ar įmanoma atiduoti tą atgal Dievui, sakyti, atleisk Dieve, man reikalingas tik tavo teisumas, tik tavo meilė. Aš negaliu be tavęs nieko. Aš tikrai nežinau. Tavo sumanimai, Viešpatie, per Jėzų Kristų, tavo meilė man duota, jinai nuginkluoja viską. Man tokio teisumo, Dieve, reikia. Va. Ir tai bemastant, iškilo tokia iš tikrųjų tas, kad, sako, jūs turite atnaujinti protą. Ir mes turim tą protą atnaujinti ir aš įsivaizduoju, taip jį atnaujinti, kad to obuolio gero pažinimo nebūtų net nekvapo. Ar panašu į tai? Reiškia, kad mes viską matytume tuo atnaujintų protų, bet taip, kaip mato Dievas, tokie, kokie yra jo valia man, o ne tokia, kokie padarė tas suvirškintas obuolys manyje. Tai tai noriu šiandien, Martinai, pasikalbėti su tavim apie tą proto atnaujinimą, ką Paulius turi omenyje. Žinai, man atrodo, kad jeigu atrandi save tuo momentu, kai tu, vaizdžiai kalbant, kramtai tą obuolį, jo, ir dvasia tavo preiškia, kad tu eini ne tuo keliu, jo, kad tu gilinisi ne į tą temą, arba tu bandai įrodyti tai, ko nereikia įrodinėti, arba daryti tai, ko nereikia daryti, tai tada be abejo reikia jį išspjauti, išstumti, išmesti iš savęs maksimaliai, kiek tai įmanoma. Bet manau, kad problema yra daug giliau. Problema yra tame, kad mes jau gimstame nusidėjėliais. Mumsgi labai aiškiai reikia suvokti, kad mes nedarome, mes netampame nusidėjėliais dėl to, kad darome nuodėmę, bet mes darome nuodėmę dėl to, kad esame nusidėjėliai. Kad mes tą nuodėmingumą paveldime, tai yra mūsų starto taškas. Visi gimsta nuodėmiai. Visi kūdikiai, visi vaikai, mes ateiname į šitą pasaulį iš mūsų tėvų jau nuodėmiai. Jo, kaip Dovydas rašo, kad nuodėmiai aš esu gimęs. Ir tai yra natūraliai būsena žmogaus, kad jis
daro nuodėmę dėl to, kad jis yra nuodėmingas. Ir atiduoti visas tas pasiekmes, tų, kaip tu sakai, obuolių, jo, mes galime tik per Jėzaus auką. Įstatymas ir buvo mums duotas tam, kad mes suvoktumėm, kad mums patiems tai padaryti neįmanoma. Vat ką tu sakei, kad ar aš galiu pats viską grąžinti, trumpas atsakymas ne. Nes vėl tada viskas apie mane. Koks aš šaunuolis, aš atidaviau visus obuolius, visa šlovė man, aš viską padariau, aleliuja. Bet taip niekada nebus, nes tai yra iliuzija, tai tiesiog neįmanoma, mes gimstam jau nuodėmingai prigimti ir mūsų protas taip pat yra susiformavęs tuose nuodėmingose dalykuose, todėl mums reikia jį atnaujinti, todėl mums reikia pakeisti mąstymą, nes tai, kur mes esam šiandien, byloja apie tai, kaip mes mąstom, kaip mes matome save, kaip mes matome Dievą, kaip mes matome aplinkinius. Ir būtent tai Dievas ir nori pakeisti. Ir tada keisis viskas aplinkui. Taigi proto atnaujinimas tai yra viena svarbiausių užduočių, kai mes priimam išgelbėjimą kaip dovaną, priimam dovanų jo, iš mūsų tėvo, iš mūsų kūrėjo, iš mūsų tėčio jo, bet toliau vyksta toksai bendras darbas. Dievas savo dvasia naujina mano protą, bet aš turiu kiekvieną dieną sakyti taip šitam procesui. Aš kiekvieną dieną turiu suvokti, kad tai, ką Dievas man duoda, jo, vat jeigu mes perskaitysim Romiečiams 12:1-2, tai ten aplamai tos eilutės labai galingos, ten labai daug parašyta, bet pačio pabaigoje parašyta, kad jūs suvoktumėte, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Tai reiškia, kad neatnaujinus protą aš net nesuvokiu, jo, kokia nuostabi yra Dievo valia, bus yra Dievo gyvenimas, jo. Ir mes matom krūvą pavyzdžių, kai pasauliečiai ten pasakoja apie tai, kad rojuje šiaip neįdomu būti, nes ten nėra alkoholio, ten nėra narkotikų ar dar kažko tai. Antiek iškreiptas tas protas, kad protas nori dalykų, kurie jį naikina. Jo, mes visi žinom, kad alkoholis naikina, narkotikai naikina ir dar visą krūvą dalykų, jie mus naikina, jie mus žudo, jie mus apvagia. Bet būnant nuodėmėjai, žmogaus protas antiek išsikreipia, kad mes pasiruošę užmušti viens kitą už ten butelį degtinės arba ten narkotikų kažkokią dėžutę ir atrodo, atrodo nemokamai net nepaimčiau. Jo, jeigu man primokėtų, kad aš tai išgerčiau, aš to nepadaryčiau. Bet ką daro nuodėmė? Jinai antiek iškreipia mūsų protą, kad mes patys bėgam link mirties, žudom save. Todėl, be abejo, proto atnaujinimas tai yra svarbiausias procesas, kurį mes turim judėti mūsų gyvenime. Super, o gal galim kažkokių tai pavyzdžių tokių paimti, tarkim, aš matau, kad yra krikščionių, iš tikrųjų, kaip krikščionių, kurie sako išgelbėti, kurie tiki Jėzų Kristų, bet jie neatsinaujina protu. Ir tai galbūt aš ir minėjau, kad mes kalbėsim apie tikėjimą be religijos. Čia yra savotiškas toksai religijos šleifas, kažką tai iškreipti, pakreipti, tokia dalinė tiesa pasakyti, bet nepilna. Ar galėtų, Martinai, kažkokį tai pavyzdį iš savo patirties? Tai tų pavyzdžių, žinokit, aplinkui tiesiog belekiek. Mes turim visi krūvą denominacijų. Jo? Mes visi priklausom kažkokiai denominacijai. Aš nevardinsiu nei vienos, kad nieko neįžeisti, bet denominacijų rašte nėra. Netgi atvirkščiai, Paulius rašo, kas su jumis atsitiko. Vieni sako, aš Apoloso, kiti sako, aš Pauliaus, treti sako, aš Jėzaus. Argi Jėzus susiskaidė, argi Jėzus suskylo.
Jo, tai vat, jau vien tik tai, su kuo mes susidurėm kiekvieną dieną, jo, mes jau matom tą absurdų teatrą. Ir priežastis yra vėlgi Romiečiams 12 pirmoji eilutė parašytas. Ten parašyta, kad atiduokite save kaip gyvą auką, juk išgelbėjimą mes gaunam kaip dovaną. Ir iš tikrųjų, ačiū Dievui, tų žmonių yra labai daug. Aš tikiu, kad išgelbėtų žmonių aplamai yra labai labai daug, nes šitoj sferoj bažnyčia pasiekė labai daug evangelizacinių projektų, labai galingų evangelizacinių projektų. Vat galiu pasakyti tokią statistiką, pavyzdžiui, Afrikoje, jo, vienoje iš šalių yra pagal statistiką 70% atgimusių žmonių. 70%. Bet toj pačioj šaly pagal statistiką vėlgi 50% serga visokiom lygom, kurios labai arti ten AIDS, sifilio ir visų šitų dalykų. Tai reiškia, kad nemažas procentas atgimusių žmonių gyvena visiškai amoralų gyvenimą. Suprantat? Ir tai, kad žmogus atgimęs, negarantuoja, kad jis pasikeis. Jis turi galimybę, jis gali dabar žengti iš švenčių švenčiausią, kaip parašyta, jo, jis gali dabar bendrauti su šventa dvasia, jis gali dabar priimti tai, kad Dievas jam yra davęs, bet jis gali to ir nedaryti. Suprantat kaip? Ir gaunasi, kad žmogus gali būti atgimęs iš aukšto ir jis neina to šventėjimo keliu, proto atnaujinimo keliu, pasikeitimo keliu. Ir vat kaip minėjau, Romiečiams 12.1 parašyta atiduokite save kaip gyvą auką. Tai čia dar kitas toksai sluoksnis, sakykime, tikinčiųjų, kurie įtikėjo visiškai nuoširdžiai myli viešpatį, pasiruošę dėl jo padaryti bet ką, bet veikia pagal savo neatnaujintą protą. Ir va čia prasideda didžiulė problema, kai žmogus tarnauja Dievui pagal savo nepakeistą supratimą. Ir šitoj vietoj pradeda gimti naujos denominacijos, pradeda gimti kažkokios asmeninės bažnyčios. Lyg tai Jėzus Kristus pagrindinis asmuo, bet, kaip sakyt, faktiškai ten yra tam tikra karalystė, kurioje taisyklės nustato kažkoks tai asmuo, vienas arba, nežinau, dažniausiai vienas. Va, todėl mums labai svarbu paimti abudu tos faktus, kurie parašyti vėlgi Romiečiams 12.1 ir 2. Va, tiesiog, man atrodo, čia šventosios dvasios pagalba yra taip padalinta. Pirma eilutė ir antra eilutė, nes pirmoji eilutė pasakyta atiduok save kaip gyvą auką ir tai yra fundamentalu, tai yra labai svarbu, jeigu tu nori eiti, keliauti kartu su viešpačiu. Ir antra kalba, kad nesusitapatinkit su šio pasauliu, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą. Vat jeigu mes eisime abiem kojom, kaip sakant, jo, mes atiduosim save kaip gyvą auką, Dievas galės mūsų naudoti, jo, Dievas galės pripildyti mūsų visus kaip indus, jo, mes visi pavadinti indais, kurios pripildo šventoji dvasia. Ir mes leisim Dievo dvasiai keisti mano suvokimą, supratimą apie viską, apie save, apie jį, apie artimą, apie aplamai viską, kas vyksta pasaulyje. Va tai bus, ko Dievas nori. Aš taip matau. Amen. Nu jo, čia toksai leisim šventai dvasiai keisti netikinčiam. Ta, matai, reikia, kuris dar mažai su Dievu susipažinęs, jam to reikia atskirimo irgi tų dvasių, kurios jame yra. Va, tai čia toks. O ar galėtum kokį pavyzdį, pavyzdžiui, iš savo gyvenimo šitoj srityje, kaip, tarkim, buvo prieš neatnaujintą mąstymą ir po? Jo, labai ryškų pavyzdį, aš periodiškai dalinuosi savo išgydymo kelionę, jo, ir aš 10 metų mano krikščionybės, aš turėjau 3 ligas, kurios buvo nepagydomos, ir po šią dieną medicina tų ligų negydo. Čia eina kalba apie alergijas, apie, reiškia, akmenis inkstuose ir apie migrenę. Tiek viena, tiek antra, tiek trečia liga, jos yra labai skausmingos, labai šlykščios,
bet medicina jų negydo. Medicina gali tik tai pagelbėti kažkiek, tai palengventi situaciją. Va, ir būdamas bažnyčioj, buvau išmokintas, kad šiais laikais jau Dievas negydo, kad šiais laikais jau viskas, visi stebuklai praėjo ir aplinkui nebuvo, toj bažnyčioj, kur buvau, ten nebuvo išgydymo. Ten aplamai nebuvo išgydymų ir jie tai pateikinėdavo kaip įrodymą. Bet ačiū Dievui, kad troškimas ir tas pirmas komponentas, atiduokit save kaip gyvą auką, manau, jis ne šiaip savo yra pirmas, nes jeigu mes būsim sąžiningi ir eisim paskui viešpatį, mus viešpas ištrauks iš bet kur. Jo, tik jeigu mes sąžiningai vėlgi eisime ir į tuos pasikeitimus, kurių gal nesuprantam, nes tai yra normalu, kad mes nesuprantam, nes iš pradžių mes darom tikėjimo žingsnį, o po to ateina proto atnaujinimas. Mes turime eiti ne paskui protą, mes turime eiti paskui dvasią tikėjimu, o protas po to atsinaujina. Taigi, va toj savo kelioniai Dievas atvedė mane į tą tašką, kai aš išgirdau, kad pasirodo Dievas gydo šiandien, kad Dievas ne tai, kad šiandien gydo, bet jis jau išgydė mane. Wow, man tai buvo visiškas sprogimas smegenų, kaip suprasti. Mane ilgai mokino, kad Dievas nebegydo, o čia ne tai, kad jis pasirodo gydo, bet pasirodo jis dar netgi ir išgydė, kad viskas jau yra įvykę. Ir patikėjęs tuom, šiandien aš galiu drąsiai pasakyti, ir jau sakiau ne vieną kartą, jau turbūt nebeįdomu manęs klausyti, nežinau, bet aš esu išgydytas. Aš jau daug metų neturiu šitų lygų. Supranti? Tai, kas gali būti maloniau? Ir tai, man atrodo, akivaizdu. Toj pačioj valstybei, tam pačiam mieste, kalbėdamas tą pačią kalbą, nežinau, ką dar pasakyti, būdamas toj pačioj, kaip sakyti, tam pačiam režime, jo, čia jau buvo nepriklausoma Lietuva ir vis dar, ačiū Dievui, nepriklausoma Lietuva. Ta prasme, viskas tas pats pasikeitė, mano supratimas apie viešpatį. Šventoji dvasia sugebėjo atnešti tą žinią į mano širdį, pakeisti mano protą ir aš priėmiau tai, kas visada buvo. Kas visada buvo. Ir kol aš buvau netikintis ir sirgau, tas išgydymas buvo. Ir kol aš jau buvau atgimęs iš aukšto, bet vis dar sirgau, tai irgi buvo. Bet priėmiau aš tai tada, kai pasakiau, taip viešpatė, tikiu, priimu, tai atėjo į mano gyvenimą. Ir tai dabar yra vaisius. Supranti, kaip įdomiai, kad tai jau yra amžinybei, klausimas, ar tu priėmė ar ne. Ir kad priimti, čia galim nubrėžti liniją kartu su palyginimu, kai Jėzus pasakoja apie naują vyną ir naujus vynmaišius. Kad mes pildami į senus vynmaišius naują vyną, tie vynmaišiai plyšta. Ir mes turim tai suvokti. Aš ką tik paminėjau mintį, kad mano protas sprogo, kai aš sužinojau, kad Dievas jau mane išgydė. Ir ačiū Dievui, kad sprogo tie vynmaišiai turi atsinaujinti, jie turi būti nauji, kad priimti naują vyną. Mes negalim mąstydami pagal seną judėti į naujus dalykus. Tai yra neįmanoma. Dievas nori tai keisti ir jis puikiai tai daro, jeigu mes jam leidžiam. Super. Taip, tai mąstymo pakeitimas, dabar kai paklausiau tavo istorijos, tai aš pamačiau, kad tas, reiškia, kur yra esmė proto atnaujinime. Tai reiškia, kad mes negyvename tame sename velnio mele, gėrio ir blogio pažinimo ir teisimo tiek savęs, tiek vienas kito, kad, mes pažįstam gėrį ir blogį, kaip ten Jėzus buvo atėjęs ir tą ranką padžiuvo, tai yra padžiuvusią ranką išgydė, o tie fariziejai sako, kur tai matyta, jo tėvas buvo nuodėmėse, jisai buvo nuodėmėse, mes turim Mozės įsakymą, kad taip negali būti ir tu iš vis, ką tu čia dabar darai, esi netikintis, ne, ant Jėzaus užvarė. Tai o tas ir yra pakeitimas matyt, kad iš to gero ir blogo pažinimo vaisiaus mes grįžtam į Dievo meilę. Dievas mus susigrąžina.
Vat kaip tu Taip, sakai. taip, būtent meilė ir yra motyvas pagrindinis. Tai yra unikalus ir universalus įrankis, kad būtent judėdami link meilės, iš meilės, mes išvengsime daugelio klaidų. Mes išvengsime daugelio, kaip parašyta, meilė padengia daug nuodėmių. Jo, tai reiškia, kad besivadovaudami meilę, mes matysim, kaip mums pavyko apeiti daug priešo visokių spąstų, visokių apgaulių, nes tai tikrasis motyvas, iš kurio veikia mūsų kūrėjas. Jis nėra blogas, jis nėra piktas, jam, dažnai susidaro įspūdis, kad Dievas nori pažaisti su mumis, pažiūrėti, kad mums kažkaip bloga, jo, ir jisai padaro kažką tai lygtais ir vėl žiūri, kaip mes čia kankinamės, bet taip negali būti dėl vienos paprastos priežasties. Jeigu Dievas norėtų pažiūrėti, kad mums būtų blogai, jam tiesiog nereikėtų ateiti. Suprantat? Jam tiesiog nereikėtų ateiti. Ir viskas ėjo labai blogai. Pirma žmonija susinaikino vieną kitą. Ir jeigu Jėzus neateitų, netgi įstatymas neišgelbėtų. Ir žmonės anksčiau ar vėliau susinaikintų vieni kitus. Tiesiog suvalgytų. Suprantat? Todėl, kad ta nuodėminga prigimtis, jinai yra žiauri. Tai baisus dalykai. Mes dabar bandom viską, kaip sakyti, aprengti gražiais drabužiais, kažkiek ten kaip sakyti, papudruoti ir bandom pristatyti nuodėmę kaip, net tokia jau ir bloga, bet čia tik laiko klausimas, kai nukris tas grimas ir mes pamatom, ant kiek šlykšti, ant kiek baisi yra ta prigimtis ir kad tai yra grina mirtis. Joje nėra nieko gero ir jokios perspektyvos joje nėra, tik tai skausmas ir ašaros, ir kraujas, ir visi kiti baisus dalykai. Todėl mums reikia griebtis tos meilės, mums reikia kuo greičiau bėgti pas Viešpatį ir priimti jo išgelbėjimą, priimti jo dovaną su visu nuolankumu, atsiduoti jam kaip gyvą auką, jo, ir tegul jis nusprendžia, kas ir kaip bus, nes jo sprendimai patys nuostabiausiai ir mes net patys negalim taip gerai sugalvoti savo, kaip jis yra sugalvojęs. Amen. Ir man patiko dar mintis, kad kaip tu ir sakai, iš tikrųjų daugeliu žmonių tai irgi sprogdina smegenis, kai mes kalbam, jau viskas padaryta. Jau tavo prigimtis sutvarkyta, viskas padaryta. Tu atgimsti iš dvasios į savo naują, tą tikrąją prigimtį Dieve. Ir nesenai girdėjau irgi tokius žodžius įdomius, kad reiškia, kai mes atgimstam, arba nebūtinai, kai atgimstam, bet reiškia, mus apsprendžia apskritai, ne tai, ką mes darome, bet tai, kas mes esame. Amen, būtent. Senas būtent velnio apgaulė, kuris mus ir įkišo. Tada apsprendžia tai, ką tu darai. Ir jis bado pirštus, bado pirštų, matai, tu Dievas, tu gali atskirti gerą, prisidirbai, tu toks ir esi. Ir iš tikrųjų, amen, kad Dievas per Jėzų Kristų viskas sutvarkė ir davė mums tą naują prigimtį, kurią mes priemam tikėjimu, gimstam iš dvasios ir jau nebe darbai mus identifikuoja, o prigimtis. Kad mes tai priemam ir būtent tai ir yra tas proto pakeitimas. Nes mes ir aplinkui matom ir apskritai mes viską sukam vertinimu. Duodu, gaunu, vertas, nevertas. O pas Dievą ir yra tas, kad, kaip mes sakom, dovanai ir tada keičiam, protą apsukam, dovanai. Ir visi tie išgydymai, kaip ir pas tave, kaip ir pas mane, aš prieš 4 metus visiškai nuo manęs priklausomybės atsitraukė problema. Būtent per tą priėmimą, ne tai, ką aš darau, o tai, kas aš esu. Aleliuja. Jo, matai, tu paminėjai, kad labai daug religinė dvasia prikiša melo šitai žiniai, bet jeigu mes pažiūrėsim vėlgi trupučiuką giliau, mes pamatysim, kad iš tikrųjų žmogui labai sunku priimti, nes galima priimti tik tikėjimu.
Juk mes visi pripratom, jeigu žmogus jau kažkiek užaugęs, jau kažką tai yra padaręs gyvenime, jis priprato prie bendros pasaulinės schemos. Kažkas tau duodama, kažką tu duodi, arba kažką sėjai, kažką pjauni, vat visur vat tie santykiai. Būsi geras, bus taip, būsi blogas, bus taip ir vis bandoma ieškoti šitoj plotmėj, šitoj plokštumoj, galim tai pasakyti. Bet Dievas duoda mums visiškai kitą planą. Jisai visiškai kitą išgelbėjimo planą. Jisai sako, išgelbėjimas visai kitoj plokštumoj. Aš tau duodu dovaną ir iš tavęs viskas, ko reikia, patikėti tą dovaną ir eiti tuo keliu, kurį aš tau nurodau. Ir protas šaukia, aš nesuprantu, paprastai kalbant, sproginėja, nėra tokios savokos, nėra supratimo, kaip galima išgyti dėl maldos, kaip galima išgyti vien pasakius žodį. Tokio paaiškinimo prote nėra. Ir dėl to žmogus pradeda priešintis. Jisai sako, čia ne taip. Jam daug lengviau žmogui priimti savoką, kad jeigu tu būsi geras, jeigu tu kažką darysi gerai, tada Dievas tau duos saldainį, išgelbėjimo saldainį, arba ten išgydymo saldainį, arba ten aprūpinimo saldainį tau duos. Ir va tas religinis pasiūlymas žmogui, pasaulietiškam žmogui, jis yra artimesnis, jis yra logiškesnis. Kai žmogus jau vienaip ar kitaip įsitikino, kad Dievas yra, tada jisai sako, gerai, aš tada turiu eiti paskui tą Dievą, bet jo protas nepasikeitė, jo koncepcija nepasikeitė. Jis toliau veikia kaip gyvenimo valdovas. Jis tiesiog priėmė dar vieną sąlygą, yra Dievas, tai aš jam įtiksiu, reikia visus evangelizuoti, gerai, aš čia visus evangelizuosiu, arba dar kažką tai padarysiu, bet išgelbėjimo kelias visiškai ne šitoj plokštumoj. Išgelbėjimo kelias yra dovana. Kad nei vienas nesididžiuotų, nei vienas negalės pasididžiuoti, kad jis išgelbėjo save arba kažką tai. Tai daro tik Dievo dvasia ir tai įmanoma tik per išgelbėjimą, per tikėjimą. Todėl labai sunku pasaulio žmonėms tai priimti, bet tai nereiškia, kad tai neįmanoma. Tai prieinama ir mes visi esame to pavyzdys. Jau vis daugėja, ačiū Dievui, ir viskas juda iš tikrųjų tą linkmę, kuria vėlgi Dievas yra nurodęs. Parbudimas vyksta ir žmonės atgyja. Amen, tikrai tokia tendencija matoma, kad ir tose denominacinėse bažnyčiose tikrai jau žymiai daugiau yra kalbama apie malonę, apie dovaną, be darbų. Aš irgi kartais pažiūriu ir YouTube'ai ten tuos pamokslininkus, tai tikrai matosi tas ėjimas būtent į tą vieną mintį. Iš tikrųjų, kaip paprastai yra, kaip Paulius sako, būkite vienos minties, vienos dvasios. Ir jeigu mes iš tikrųjų priimtume, kaip tu ir tik ką pasakei, be darbų esi išgelbėtas, tu nieko nevertas, tik malonė. Ir čia yra toksai, kaip čia pasakyti, jungiamoji ryšys, ryšys, jungiamoji grandis, galbūt būtų jo. Jeigu mes nieko nepridedam, nei savo kažkokios, o mūsų denominacija va taip tiki, o mūsų va taip tiki. Ta koks skirtumas, kaip tu ten tiki? Tu ne dėl tikėjimo ten to vieno ir kito išgelbėtas, tik iš Dievo noro, tik iš jo malonės, tik iš jo gerumo. Ir ačiū Dievui, tai mes ir eina pasaulis link to, ir mūsų ir tikslas, ir tikiu tavo tikslas yra būtent skleisti tai, ne tą žinojimą, kas yra gera, o kas yra bloga. Ir mokinti jūs, čia yra gerai, o čia yra blogai. Mes atiduodam šlovę Jėzui, mes statydinamės į galvą, kur jo teisumu mes esam visi išpildyti pilnatviai. Jo teisumu. Ir kaip gerai iš tikrųjų tai atrasti. Martino jums, brangų žiūrovai, nepristačiau, labai stipriai mes ten jam titulų neklijuosime. Man labai smagu, kad su mumis kalba žmonės tiesiog dvasioje ir mes galime matyti vienas kitame Dievą, jo meilę. Tai yra svarbiausia. Ir Martinai, gal dar turėtum žodį mūsų žiūrovams šiandien tokį tiesiog spontainios iš širdies. Iš širdies, žinai, ta pati tema proto atnaujinimo, jinai labai gili, tokia raudona linija, galim sakyti, mano gyvenime, nes suvokimas, kad Dievas nori pakeisti mano supratimą,
Tai yra, žinai, čia yra užduotis visam gyvenimui iš tikrųjų. Ir tai yra nuostabi užduotis, nes kai jūs pažinsite tiesą, tiesa jūs išlaisvins. Tai kas nenori eiti išlaisvinimo keliu, tai aš tiesiog raginu, kas girdi šitą žodį ir tai liečia jūs, tai 100%, tai yra šventoji dvasia, ragina judėti šito keliu. Ir mes turime tokią programą proto atnaujinimo studijos, kur mes padedam eiti per tą medžiagą, padedam gilintis į Dievo žodį, kad iš to atrodytų chaoso padaryti tvarką. Nes pas žmonės labai daug chaoso ir jiems atrodo, kad Biblijoje taip pat yra krūva prieštaravimų, viskas neatitinka, nesutampa ir taip toliau. Bet tai visiškai ne taip. Biblija yra labai tiksli knyga, labai harmoninga, viskas fantastiškai sutampa, sueina, paaiškina, parodo ir duoda atsakymus į visiškai visus klausimus, kokie tik tai yra mūsų gyvenime. Todėl aš tiesiog paraginčiau kiekvieną, jeigu jūs kažkur užsistovėjote ir jums atrodo, kad jūsų krikščionybė negyva, kad tai yra kažkas tai tokio nominalaus, tai atėjo laikas keisti. Atėjo laikas keistis, nes Dievo kelias, jis yra gyvas. Jėzus sakė, kad jisai ves mus gyvuoju keliu. Tai reiškia, kad liūdėti, nėra vietos. Kur nėra judėjimo, ten nėra gyvenimo, supranti. Tai reikėtų tiesiog pasimelsti, tam lygiai, kokiam jūs esat šiai dienai, Dievas nei vieno nesmerkia, Dievas nei vienam nepriekaištauja, jisai ateina į tą supratimo ir pažinimo lygį, kuriame mes esame ir veda mus toliau. Todėl negali būti jokių ten palyginimų, jokių ten pasityčiojimų, jokių smerkimų, aplamai negali būti Kristaus kūne ir Jėzus tiksliai nėra to autorius, jeigu tie dalykai yra, tai jie ne iš Dievo. Todėl mes galim drąsiai ateiti pas Viešpatį ir sakyti apie savo klaidas, sakyti apie savo kvailumus ir Dievas padės tai sutvarkyti, Dievas padės iš to išeiti ir tai bus laisvė. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Tai yra nuostabu, aš tą linkiu kiekvienam ir savo, ir tau, Mariau, judėti toliau į tą laisvę, nes tai yra nuostabu, kada Dievas, kaip sakyti, nuima nuo tavęs tas naštas, kurių nereikia nešioti. Vėlgi, atsimeni, kai Jėzus sakė fariziejams, kad jūs, sako, uždedat žmonėms naštas, visiškai bereikalingas. Tai čia apie ką? Čia vėlgi apie religijos dvasią. Kai žmonės nešioja kažkokias naštas, reikia daryti tą, tu privalai ten, pavyzdžiui, kažkiek laiko pasnikauti, būtinai ten privalai tą daryti, privalai tą. Ir žmonės bando tai išpildyti, tikėdamėsi, kad tai kažką duos. Bet ne tas kelias. Dievas mus kviečia į santykį ir iš to santykio ateis supratimas, kada tau reikia ir pasniko, ir kada tau reikia kažką tai atiduoti, galbūt labai brangaus, bet tai tave pririša prie žemiškų dalykų. Gal dar kažkas tai, bet tai ateina iš gyvasties, galim tai pasakyti, o ne iš įstatymo raidės, nes įstatymo neišpildys nei vienas kūnas. Įstatymas duotas tik tam, kad pažinti nuodėmę. Amen, būtent. Ir kaip tik dabar atėjo ta mintis, kai tu kalbė, viskas turi būti laisvė iš tikrųjų. Ir man labai patiko, kaip Jėzus pasakė, sako, nebevadinu jūsų vergais. Amen. Draugais jūs vadinu. Nes vergas nežino, ką daro jo šeimininkas, o jisai viską pasakė, viską atvėrė. Ir Dievui, kaip aš suprantu, lygiai taip pat kaip ir vyrui, nereikia priverstinės moters meilės. Kad reiškia, tu gali ten kažkaip manipuliuoti, šantažuoti moterį, ane? Tu va čia dabar man čia, jo labiau Dievui nereikia to priverstinio iš to gimdymo kažkokio, tu privalai iš baimės, aš dabar mylėsiu tave, ar ne? Tai va čia religija tą tokį formuoja, baimės meilę. Kaip ir iš baimės ateiti pas Dievą. Aleliuja. Dievas mus kviečia visiškam laisvume. Ačiū, Martinai, tau šitą laiką, mūsų laikas baigėsi, gal dar šią savaitėlę susitiksim, gal dvasia mūsų ves, mes su Martinu dvasioje judam, labai ypatingai, neįsitempia, matot, va, raukšlių nėra, kaktus lygios. Stengiamės būti laimingi pagal Dievo žodį ir jums to pačio linkime. Tikėjimas Dievu nėra kančia. Jėzus sako, imkit mano naštą, mano našta lengva.
Ir ne tai, kad Taip. lengva, o jis eina šalia. Man patiko, kaip Juozas pasakoja, kaip du arkliai šalia eina ir tas vyresnysis, jisai šalia tavęs visą laiką. Taip. Iš tikrųjų ateina laisvė ir tikėjimas nėra kažkokia iliuzija, opimt lenarodą ar dar kažkas, o tai yra tikroji mūsų laisvė ir tikrasis mūsų džiaugsmas. Amen. 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 Sudėjau, Martin. Sudie, visiems linkėjimai. Iki. Iki. Religija nuteisia. Dievas išteisina. Tikiu tebe. Ačiū žiūrėjusiems, ačiū Martin. Tikrai ačiū Dievui, kad dvasia veda mus kalbėti tokiamis temomis, kaip atnaujinti tą protą, kaip būtent rašto šviesoj eiti link tos tikrosios laisvės, ne link tos vergystės dvasios, kaip čia pasakyti, išsilaisvinti, pažinti tą tikrąjį Dievą, jo meilę priimti, atverti, ką jisai padarė Jėzus. Aleliuja, dėkoju Dievui už tai. O jūs, brangų žiūrovai, tikrai noriu pakviesti, aš taip pat jaučiu tikrai, kad mus matote ir žiūrite, tikrai, kas turite šviesą, būtent Dievo šviesą ir jūs galėtumėt patarnauti ir kitiems, parodydami, kas yra jūsų širdise ir kokių Dievas dalykų ten padarė per jūsų tikėjimą ir paliudyti tą kelią, kad mes galėtume pastiprinti kitus žmonės, tos, kurie dar abejoja, kurie ieško. Aš raginu jūs nepabijoti, drąsiai būti atviriems naujoms galimybėms. Paskambinti man, susisiekti elektroniniu paštu ir būti pretendentu į savaitės svečio rubriką. Tai būtų tikrai nuostabu, kad tas mūsų bendravimas būtų toks interaktyvus, kad nebūtų vien iš Tikiu TV pusės tam tikri žmonės, galbūt gali susidaryti įspūdis, kad jie parenkami kažkaip yra. Tad tiesiog norėjau tai priminti, paraginti, jog mes statome Dievo karalystę visi kartu. Ne Apolas, ne Kefas, ne Marius, ne Martinas, neminėsiu kitų tų garsių pavardžių. O mes paprastos plytos. Būtent tokie paprasti žmonės. Pas ką ir atėjo Jėzus? Jėzus neatėjo į denominaciją. Jis neatėjo į kažkokį tai religiją. Jis atėjo pas tave. Jis atėjo gelbėti mūsų širdžių. Ir jeigu jūs pastebėsite, įvairiose tose bažnyčiose, ten katalikai, protestantai, veikia Dievo dvasia. Ir Dievas nemato tų mūsų, tai kas mus atskiria tų visų dalykų, Dievas nemato. Jis mato žmonės, kuriem reikia išgelbėjimo. Jis mato žmonių širdis. Ir kurie tik atsiveria, jisai iš karto įvyksta tai, kas jau yra. Tas debesis, kuris malonės, tas debesis, kuris yra virš žmogaus, jo gyvenimas, žmogui atvėrus širdies duris, jis pripildo, nusileidžia. Taigi, noriu priminti, kad mūsų santykis su Dievu yra asmeninis, visą laiką asmeninis, labai intimus. Todėl ieškokite Dievo, ieškokite tie, kurie galbūt nesuprantate kol kas, apie ką mes čia kalbam, kas čia vyksta, bet eikite, sakykite, tarkite žodį, išreiškite savo valią, taip pat kaip ir jaunoji, ar ne, kaip ateina jaunuolis pas jaunąją, pasipirša jai. O jaunoji sako, taip arba ne. Jėzus atėjo pas mus, jis pasipiršo, jis jau padarė. Ta tikėjimo žingsnis jau padarė. Ir atėjo dabar pas mus. Ir mes galime pasakyti, taip Jėzau, ateik į mano širdį. Aš pasirenku tave, aš pasirenku meilę.
Aš pasirenku tą darbą, kurį tu padarėjai už mane, kurį tu padarėjai man. Tu išvalėjai mano širdį, tu viską padarėjai. Ir man nebereikia būti ten, kur aš dabar esu. Man nereikia būti vienatvėj, man nereikia būti atstumti, man nereikia jausti baimių, kalčių, chaoso, depresijos, noro užsidengti galvą ir lysti po lovą. Man tai nebepriklauso, nes Jėzau, tu mane pasirinkai. Ir taip yra iš tikrųjų. Evangelijos tiesa, skelbė jums Evangeliją. Jėzus jūs pasirinko. Skelbkite tai visiems, visam pasauliui. Jėzus tave pasirinko. Bet, kaip sakant, žodis dabar mūsų pusėje. Ar mes pasakysim taip, ar ne? Bet Jėzus padarė viską. Tai šventoji dvasia veikia, tai šventoji dvasia žadina, primena viską, ką jisai sakė. Ir uždega mus. Ačiū žiūrėjusiems šią laidą. Iki rytojaus su naujais siurprizais. Laiminu. Kai pasieki dugną, nekask giliau. Tikiu tave. Tai buvo vakaras ir rytas. Pirmoji diena.